Treneri, sveikinimai su pergale, 4. laimėjimas iš eilės, bet stovite toks pakankamai rūškanas, turbūt dėl tų 2 skirtingų kėlinių, tad iš karto klausiu, kas jūsų nuomonė lėmė, jog pirmas kėlinys nuo antrojo taip skiriasi žaidybiniu atžvilgiu. O galbūt ir savo kažkokią nuomonę kitokią turite? Na, iš patirties žinau, kad 2 kėlinius atlaikyti tokį tempą yra sudėtinga iš tikrųjų. Pirmą kėlinį vaikinai mes tokią užduotį davėm, kad 10 minučių stiprus aukštas presingas, ieškot klaidos, kad lystų varžovas, kas sakau, padarėm darbą, 2-0, kontroliavom, atrodo, eigą rungtynių ir yra vienas standartas, truputį kvailoka bauda, kur akcentavom irgi, kad nedaryti, nes jie turi Aurimą Raginį, kuris pakankamai aštriai išpildo, puikiai man žinoma žaidėjas. Ir aišku, kartais to farto reikia turėti, nes, kaip pavyzdys, tiek progų neišnaudota ir įneša tą intrigą, ypatingai, kai 93 minutę dar kampinį tavo vartus parodo, tai toks jauti kaip stovėdamas, kaip plaukai žyla. Bet esmė tame, sakau, vaikinai šiandien gerą futbolą parodė. Antras kėlinys, sakau, galbūt truputį įsėdo kai kurie žaidėjai, yra naujų žaidėjų, tai įnešėm šviežumo, bet, sakau, visumoje patenkintas vaikinais, gerai lošia. Kažką labai daug įsiplėsti nenoriu. Tik pasveikyti galiu komandą su pergalė, pasidžiaugti už atsidavimą ir padėkoti sirgaliams. Paliko komandą 2 japonai, atvyko 2 žaidėjai, Armandas Švystrys, Mamadou Traoré, abu kaip tik pelnė įvarčius, bet taip dėliodamas tą startinį 11-uką, galbūt net ir kviesdamas juos į komandą, matėte, kad šie žaidėjai bus kaip vienos komandos iš lyderių ir kokius jiems apskritai gal lūkesčius keliate? Aš puikiai atsimenu Armandą Švystrį, kai jisai Riteriuos laimėjo 1 lygą. Turi patirties aukščiausios lygos, aš žinau, kad jis tikrai duos mums kokybės. O Mamadou Traoré, tai aplamai jisai, aš manau, čia atvažiavo padėti ir vienas individualiai stipriausių žaidėjų šiai dienai. Pirmojo lygo, gal net yra lygo, galėčiau pasakyti, nes su tokiais greičiais tai yra ką pažiūrėti, smagu žiūrėti, ramybė, technika, aštrumas, pradedi mėgautis futbolu, kai tokie žaidėjai žaidžia. Treneri, vis tiek reikia paklausti ir apie tai, jog pirmą kartą šiemet pirmoje lygoje žaidėte ant natūralios vejos. Kaip manote, kaip komanda prie to prisitaikė, neprisitaikė, nes galbūt taip iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus ant dirbtinės dangos pergalės didesniais rezultatais, čia 2-1, ar čia dar negalima kažkokių išvadų daryti? Ne, nemanau, kad išvadas kažkokias galima daryti, kadangi tiesiog būna kartais dienų, kad tie įvarčiai krenta, o kartais tiesiog reikia išgimdyti tokias pergalės, o kaip šiandien. Antras dalykas, ant žolės vaikinai, aišku, smagu žaisti, smagu žiūrovom žiūrėti. Džiaugiuosi, kad palijo, kad aikštė slidi buvo, kamuolys greitai vaikščiojo. Ir žiūrovom, manau, buvo tikrai įdomios rungtynės, nes buvo pakankamai nemažai veiksmų. Tai aš visą laiką už natūralią veją. Ir pabaigai, ar dar yra galimybių stiprintis, ar ketinate dar stiprintis, ar būtent šitas kolektyvas ir užbaigs sezoną? Minčių visokių yra, bet labai daug nenorim prisivežti, nes brandulys pakankamai kaip 1 lyga stiprus yra. Tai aš galvoju, tikim visais vaikinais, kurie yra, kurie įeina ant keitimo, tą visą laiką miniu, nes buvo tikrai rungtynių ir taurės, ir ten rungtynės, 3 rungtynės per 6 dienas, tai labai svarbu tą turėti gilį sudėties ir, manau, sunku pasakyti kažką daugiau. Tai įžvalgos tokios, sunkios buvo rungtynės, iš tikrųjų labai gal 2 skirtingi kėliniai ir sugebėjom primesti gerą kovą turnyro lentelės lyderiams. Antram kėlinį, pirmas kėlinys labai nenusisekė ir tikrai praleidom įvarčius per labai trumpą laiko atkarpą. Reikėjo tikrai psichologinių jėgų sugrįžti rungtynės ir kad nesubirėtume. Tai tikrai džiaugiuosi vyrais, kad sugebėjome mušti įvartį ir antram kėlinį pasikeitė tas žaidimas, jis tapo visiškai kitoks ir sugebėjom labiau kontroliuoti erdves ir varžovui neleisti taip kurt savo momentus, kuriuos turėjom sukurti ten, pas mus galbūt sprendimų pritrūko geresnių ir taip toliau, bet labai sunku komentuoti, kadangi netgi
esu naujas treneris komandoje, tai ties kai kuriom fazėm tikrai nebuvo netgi laiko dirbti, bet iš esmės esu patenkintas antrų kėlinių, kad vyrai nesugriuvo ir parodė charakterį, kad jie nori kovoti dėl pergalės. Atrodo, praleidus greitus 2 įvarčius yra normalu, ar vadinkim įprasta, ar ne, kad komandos pabyra, prasideda kažkokie pykčiai, barniai, bet komanda išliko vieninga ir antram kėlinyje tikrai buvom vieningi. Keitimai antram kėlinyje lygiai taip pat turiu pasakyti, kad pagyvino žaidimą ir mums pridėjo energijos, nenusėdo mūsų baterijos, kaip buvo galima tikėtis, nors žinant, kad turėjom, pavadinsiu taip, procesą praėjusią savaitę ir žaidėjų pasirinkimą. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių labai toli nuo to, ką norėčiau matyti ir vadinti optimaliu. Tai tikrai turėjom nemažai tokių vidinių problemų sportiniam procese, kur aš tai matau kaip problemą. Tai su dabartiniu įdirbiu, vadinkim taip, liūdna tik dėl rezultato, iš esmės. Iš esmės liūdna dėl rezultato, kaip ir sakiau, per greitai praleisti 2 įvarčiai, kurie nulėmė, kad 3 taškai lieka Kretingoje, o mes nesugebėjom išsivežti taškų. Treneriai tikrai nemažai papasakojote apie rungtynių eigą, turbūt net nelabai yra apie tai, ką daugiau klaus, bet metėte į kovą po keitimo Junesą Huatą, kuris turbūt gal ir patys jau įsitikinot, kad yra arba vienas komandos lyderių, arba komandos lyderis, ar jisai negalėjo žaisti nuo rungtynių pradžios šios dienos rungtynėse, dėl ko tokį sprendimą priėmėt? Šiai minutėj dėl vadinkim taip, tam tikrų vidinių priežasčių, ar ne, labai paprastai tariant, žaidėjas kol kas yra neformai, buvo pertrauka ir taip toliau, tai nebuvo tinkamai sudėliotas procesai, kad tiesiog jisai dar nebuvo pasiruošęs šiandieną žaisti daugiau minučių, buvo galima mesti taip, bet rizikuoti žaidėjo sveikata ir visą kitą, tai turbūt būtų nelogiškas sprendimas. Treneri, turbūt šiemet ne savo norų buvote nemažai dėmesio centre. Žinoma, kalbu apie riterių situaciją, girdėjome Jonavos direktoriaus mintį, dėl ko pasikvietė jūs, dėl ko atsisveikino su kitu treneriu. Bet dabar klausimas jums, kodėl būtent pasirinkote Miniją ir ką atėjęs, pamatėte Jonavą ir ką pamatėte šioje komandoje? Tai, kaip pasakyti, gavau pasiūlymą iš Jonavos, o vėlgi vasarą perėjimo langas vis dar buvo, ar ne, šiek tiek atviras keletas dienų ir buvau savo priėmęs mintyse tokį sprendimą, kad galbūt pirma lyga yra geras variantas. Mes puikiai suprantam turbūt, kokio dydžio yra Lietuvos futbolo rinka, kiek yra klubų ir kiek yra, vadinkim, atvirų pozicijų. Tai galima buvo sėdėti koją sudėjus, ar ne, užsikėlus ant sofos ir nieko neveikti, bet turbūt priėmiau iššūkį ir manau, kad laukia įdomus ir smagus darbas. O kalbant apie klubą, ką radau, tai sakau, kaip ir minėjau, reikės padaryti nemažai įdirbio, tikrai kas liečia pastatyti pirmas dalykas žaidėjų optimalias formas, nes šiai minutei tai esam fiziškai dar nepasiruošę tiek, kad galėtume žaisti prieš lygos lyderius, bet reikės tam šiek tiek laiko. Apmaudu, kad iš tikrųjų prisijungiau tik tai likus 2 realiai dienom iki transferų lango pabaigos, tai nespėjom daug darbų nuveikti šitoj vietoj, bet tikrai su šitais vyrais ir šiandien parodė, kad jie gali žaisti. Tikiuosi išvengsim traumų, tikiuosi išvengsim diskvalifikacijų, tada, kaip pasakyti, susispaudę, bet mes gadinsim gyvenimą daugeliu lygos komandų.